Energijos trūkumas. Streso daugiau negu norėtųsi, nors nurašai tai, kad esi jautrus arba jautri. Pasižiūrėjus atidžiau, stringa žarnynas. Tuštinės į savaitę 1 arba 2 kartus. Toksinai lieka organizme, apkrovimas tenka kepenėms. O žarnyne iki 95% gaminasi serotoninas. Tai mūsų laimės ir ramybės hormonas. Ir viskas sukasi kaip uždaram rate. O kur dar? Pabėrimai ant odos, niežėjimai, paraudimai, alerginė sloga. Arba išvis ligų sezonas prasideda ir neišlėpi iš vaistų. Tai gal pats laikas pradėti visą tą karuselę, sustabdyti ir nesuktis ratu, o viską daryti pažingsniui. Kur žingsnis po žingsnio, nutriciologų sudarytomis programomis. Viskas eina palaipsniui, pradedant nuo ląstelių atgirdimų vandeniu, tinkamų kiekių ir tinkamos kokybės, pravalius organizmą nuo toksinų, šlakų ir parazitų, duodant ląstelėm tinkamą maistą, organizme viskas pradeda susireguliuoti. Ir jeigu tu pavargai suktis kaip karuseliai ir pagaliau nori realių sprendimų, komentuok sprendimas ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip nesudėtingai tai įtraukti į savo gyvenimą ir pradėti jaustis geriau.